28 300. Tai du skaičiai, kurie, jeigu yra užrašyti ant objektyvo, tai daugum atveju reiškia, jog objektyvo vieta šiukšlių dėžėje arba mėgėjo rankose, kuriam zoomas ir objektyvo dydis yra svarbesni už nuotraukų kokybę. Na, bet šis objektyvas tai baltas. Balti objektyvai geri. Ar ne? Na, pažiūrėkime, kaip čia iš tiesų su šituo straubliu yra. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na, o čia Canon EF28-300L klasės objektyvas su kintančia diafragma nuo 3,5 iki 5,6. Pirmas įspūdis jį paėmus į rankas. Jis siaubingai didelis. Didelis ir sunkus. Taip pat turintis ganėtinai neįprastą zoominimo sistemą. Užuot mes sukę žiedą, turime objektyvą fiziškai ištraukti. Tai jokių būdų nėra blogai, tiesiog reikia šiek tiek laiko, kol pripranti. Ištraukimo sistemą galima priveršti arba atlaisvinti naudojant atskirą žiedą. Na ir čia aš išvelgiu pirmąjį objektyvo trūkumą. Nėra lock mygtuko, tokį, kokį matome pavyzdžiui Canon 100-400 objektyve. Kol išveržiu objektyvą, praeina šiek tiek laiko, tai taip pat yra nepatogu ir dėl to, jog veržimo žiedas ir fokuso žiedai yra toje pačioje objektyvo sekcijoje. Veržimas reikalauja 2 rankų, o ne užverštą objektyvą kabintis ant kaklo yra išties neprotinga, jisai tuoj pat pats išsitraukia nuo savo svorio. Tiesa, pati pagaminimo kokybė šio objektyvo yra paties aukščiausio lygio. Turbūt dėl to jisai būtų puikiai tinkamas savigynai. Su juo užvošęs užpuolikui per galvą galėtum būti 100% tikras, jog tiek užpuolikas bus sunkiai sužeistas, tiek ir objektyvui greičiausiai nieko nenutiks. Kas liečia nuotraukų kokybę, tai esu nuoširdžiai nustebintas. Tai pirmasis viskas viename objektyvas, kurį su mielu noru naudočiau. Vienintelis minusas tai prie 28 mm šiek tiek vinjetuojami nuotraukos kraštai, fotografuojant su pilno kadro fotoaparatu. Bet tai jokių būdų nenusveria šio objektyvo galimybių. Kad ir kokios sąlygos bebūtų, kad ir ką bereiktų nufotografuoti šitą patranką duos aukščiausios kokybės rezultatą. Norit fotografuoti praeivius mieste iš tokio atstumo, jog jie jūsų net nepastebėtų, pirmin. Norit nufotografuoti peizažą, irgi galima. Bandot jiems žinti detalės, no problem. Pamatėt paukščiuką, bėgantį šunį. Tai objektyvas jums suteikiantis super galių. Pats faktas, jog židinio nuotolį galite keisti nuo 28 mm iki 300 ir prie bet kurio židinio nuotolių gauti fikso kokybės rezultatą išties stebina. Vieną akimirką jūs darote peizažą, o kitą jau kažką paparacinate iš toli. Esminė tokių objektyvų problema visuomet būdavo apgailėtina optinė kokybė ir krūva chromatinių operacijų, ypač prizoominus. Na bet čia nieko panašaus nėra. Vis atgausit naudojamą rezultatą, kas man, kaip prisiekusiam fiksų fanatikui, buvo tikrai sunkiai suvokiama. Net ir vinjetavimo ties 28 mm mes galime išvengti privėrę diafragmą iki f5,6. Tokiu būdu visas kadras, net kraštuose, tampa ryškus, ko su jokiu kitu tokio tipo zoomu pasiekti nepavykdavo diafragmus neprivėrus labiau negu iki f8. Tuo tarpu prie 300 mm tiek aštrumas, tiek optinio broko nebuvimas leidžia teigti, jog optinė kokybė labai arti tobulumo. Be abejonės, dėl sorokos diafragmos prie prasto apšvietimo gali kilti šiek tiek problemų, tačiau naudojant aukštos klasės fotoaparatą ši problema nebus tokia aktuali, jeigu galėsite ISO kelti iki 3200 arba daugiau. F2,8 padarytų šitą objektyvą kiekvieno vestuvių fotografo svajone. Fokusuojas taip pat ganėtinai greitai. Ultragarsinis fokuso variklis leidžia pagauti judančius objektus be didesnio galvos skausmo. Be abejo, itin greitam sportui fokusas gali būti šiek tiek per lėtas, tačiau įpraistam reportažui fotografuoti jo tikrai per akis. Kaip ir visuose Canon L klasės teleobjektyvuose, čia taip pat randame 2 vaizdo stabilizacijos režimus. Vieną vertikaliai vibracijai panaikinti, o kitą specialiai vadinamajam paningui. Jo dėka automobilių sporto fotografavimas įgauna visai kitas spalvas. Privėrę diafragmą net dienos metu galime gauti tokias nuotraukas be didesnių pastangų. Taip pat patogu, jog yra galimybė pasirinkti fokusavimo atstumą. Jei žinote, jog fotografuosite tik toli esančius objektus, įsijungiate fokusavimą nuo 2,5 metro ir jis bus labai greitas. Taigi, jeigu važiuočiau fotografuoti karo ar fotografuočiau kokius reportažus, šitas stiklas būtų pirmasis mano pirkinių sąraše.
Aišku, didelis svoris neleistų man šio objektyvo nešiotis ant kaklo daugiau negu porą valandų, tačiau faktas, jog būčiau 100% tikras, kad pagausiu momentą, kada jo man reikia, padarytų šitą objektyvą vienu mano dažniausiai naudojamų stiklų situacijose, kurios reikalauja greito prisitaikymo prie sąlygų. Vienintelis ryškus minusas, kurį galėčiau įvardinti, yra lock mygtuko nebuvimas, nes kiekvieną kartą, norint objektyvą pasikabinti ant kaklo, sukinėti tą žiedą yra išties nepatogu. Na, o po savaitės bus naujas epizodas, tad jeigu norite pamatyti daugiau panašių apžvalgų arba video pamokėlių apie fotografiją, prenumeruokite mūsų YouTube kanalą ir sekite mūsų Facebook'e. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Gytis. Laikas atiduoti. Ne!